aš negaliu patikėti, tikrai. Ir šį kartą kažkaip nelabai nematosi. Mėlio pilį. Dabar jau gal ir pradėsim. Šį žaisliuką. Tu turi užlenkti kažkaip. Turėsim važiuoti kokias 2 valandas. Sustiksime tikrai. Labas rytas. Šiandien yra penktadienis, 21 gruodžio. Jau tiek nedaug liko iki švenčių, iki kalėdų, iki kūčių ir aš negaliu patikėti, kad laikas taip greitai prabėgo. Mano kalendorius, mano advento kalendorius jau beveik tuščias. Aš negaliu patikėti, tikrai. Čia nėra paskutinė diena prieš atostogas. Man nuo šiandien jau galima sakyti prasideda atostogos, nes mes būsim mokykloje maždaug iki 1 ir viskas man prasidės atostogos iki sausio 7 dienos. Nes sausio 7 dieną turėsit mokyklą. Tai labai džiaugiuosi, kad galėsiu šiek tiek pailsėti. O kaip jūs ruošitės kalėdom? Papasakokit, pakomentuokit. Aš, tiesą sakant, jau esu kaip ir pasiruošus, bet man dar reikia susitvarkyti visus namus ir mato kambarį susitvarkyti. Noriu prieš šventę susitvarkyti ir atvažiuos pas mus svečių 24 dieną. Mano draugo sesė atvažiuos su savo šeima. Reikės daryti vakarienę. Gerai, kad metai dovanos jau yra supirktos. Jas reikia tik tai supakuoti, paruošti ir padėti po eglute. Bet aš tą darysiu 24 dieną vakare, kai jis miegos, kad jisai atsikėlės ir 25 dieną jas galėtų rasti. Bet mano draugo sesė, jinai atveš jam dovaną, nes mes kaip ir keisimės dovanom, tiksliau ne mes patys, o vaikai mūsų, nes mes nupirkom jos sūnui dovaną ir jinai nupirko Matui dovaną, tai mes, kai neatvažiuos, tiesiog apsikeisti ją dovanom. O kitas dovanas, sakau, Matas ras po eglutę 25 būtent dieną. 25 dieną mes važiuosime pas mano tetą, mano mama yra tenais pas ją dabar atvažiavęs į svečius. Tai tokie reikaliukai, tokie paplėpėjimai. Aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę esate kalėdom ir supirkę visas dovanas ir laukite kalėdų. Tikiuosi, kad jūsų kalėdos bus gražios, šiltos, jaukios ir kad jūs jas galėsite praleisti su savo šeima. Ir viskas. Šiandien yra penktadienis, mano bliuzonas apie tai jau kalba. Žodžiu, daugiau nešneku, dabar einu rengti striukę, nes eisiu susitikti su draugė ir eisime į stotelę važiuoti į mokyklą. Tai iki. Beje, pasižiūrėkit, aš jums pamiršau parodyti, tiesą sakant, aš labai greitai tą žvaigždę padariau, iškarpiau ir aš jums pamiršau parodyti. Tai dabar jinai uždėta ant eglutės, tai aš kaip nors pabandysiu ją jums parodyti. Štai kaip jinai atrodo. Nelabai aišku gerai matas, nes jinai yra balta. Štai. Ir šį kartą kažkaip nelabai jinai matosi. Praeitais metais jinai matėsi geriau, bet man jinai tikrai labai gražiai atrodo ir jinai yra iškarpyti iš popieriaus žmonės. Tai jūs pagalvokit, man tai, pavyzdžiui, žiauriai gražiai neatrodo ir net neatrodo, kad jinai būtų kažkokia iš popieriaus, tvarsme. Tai mano eglutė jau kaip ir baigta. Aišku, aš tų gėlių norėjau dar, bet neradau niekur pirkti. Tai aš manau, kad bus tikrai gerai ir taip. Ir tiesą sakant, jau turėtų to išsijungti, dėl to, kad mes esam su tokiu laikmačiu nustatę ir lemputės ir... Aber in Litauen zum Beispiel ist alles viel schöner. Echt? Mhm. Labas rytas! Šiandien yra sekmadienis, 23 gruodžio. Mes su Matu nusprendėm kepti kalėdinius sausainius, nes rytoj jau bus kūčios. Aš viso proceso tikriausiai nefilmuosiu, tik tai jums dabar greitai parodysiu, ko mums reikės. Dar prieš tai norėjau jums parodyti, kokius 2 naujus puodelius nusipirkau. Vakar buvom nuvažiavę į tokią, žodžiu, baldų ir indų parduotuvę ir nusipirkom, tai yra 2 šitie nuostabūs puodeliai. Gal tikriausiai taip geriau matysit. Žodžiu, vienas yra baltas ir ant jo yra tokie išraižymai, o kitas yra žalias. Ir atrodo štai taip. Irgi turi tokį raštą. Ir šiandien aš Matui pasakiau, kad Sima nupieštų piešinį. Aš norėjau, kad Sima nupieštų kalėdų senelį. Ir jūs tik pažiūrėkit, ką jisai nupiešė.
Jisai, jeigu turėtumėt iš tikrųjų atpažinti, jisai nupiešė kalėdų senelį, bet jisai nupiešė kitokį kalėdų senelį, meksikiečių kalėdų senelį nupiešė su sombrero. Ir tik tai aš nežinau, kas čia yra, matai? Achso, das ist ein Sandburg. Ir čia dar nupiešė Matas smėlio pilį, eglutę, laivą, ant kurio užrašyta ho, ho, ho. Na, žodžiu, Matas tikrai kūrybingas. Tai va, dabar gal parodysiu, ko mums reikės tiems sausainiams. Aš juos esu tik tai vieną kartą kepusi ir šiandien bandysiu antrą kartą pati daryti tešlą. Tai nežinau, kaip man pavyks. Tešla yra labai paprasta ir tikiuosi, kad mums gerai pavyks, ne? Na ką, dabar jau gal ir pradėsime gaminti mūsų sausainiukus, taip? Ir mes beje čia turim visokiausių formelių. Šita formelė man labiausiai patinka. Šita žmogeliuko formelė. Bet jinai yra labai didelė, aš tikrųjų norėčiau mažesnės, nes jų tada galima daugiau pridaryti, bet jinai bus, žodžiu, tokia didelė. Tada turim senibės mėgenio formelę, eglutės formelę turim, žvaigždžių formelės, turim varpelio formelę, kur irgi labai kalėdoms tinka. Turim dar tokio arkliuko formelę, irgi kalėdoms puikiausiai tinka. Ir turim kalėdos senį netgi formelę. Čia yra mėnulis. Ir grybukų formelės, nors jos nežinau, ar kalėdos čia tinka. Tai va. Angelo formelę dar turim. Tai bandysim kažką tai čia sugalvoti šitų formelių. Matai, gal noriu nuplauti formelės, nes jos nuo praeitų metų dar nėra gerai nuplautos. Šitą mes tada ištraukiam. Ir tu gali... Jas reikia nuplauti. Ir jas plauk visas taip po vieną su kempinėlė, gerai? Čia gali plauk, nesvarbu. Taip, gerai. O aš jums per tą laiką, kol Matas plauk formelės, parodysiu, ko mums reikės tiems sausainiams. Kol Matas plauna formelės, taip plauna formelės, o aš parodysiu jums visus ingredientus, kurie įeis į sausainių tešlą. Tai čia yra miltai, jų reikės 250 gramų, šiek tiek kepimo miltelių šaukštelio, cukraus 125 gramų, vieno kiaušinio, 100 gramų sviesto. Aš įsilydžiau, šiaip aš peržiūrėjau keletą receptų internete, YouTube'ai. Ir aš mačiau, kad kai kurios daro su išlydytų sviestu, kiti daro su šaltu supjaustytų sviestu, aš darysiu su išlydytų sviestu. Ir mums reikės dar vanilinės pastos, jūs galite naudoti vanilinį cukrų ar vanilinį ekstraktą, aš turiu ir tą aš turiu šiaip ir cukrų, ir pastą, ir ekstraktą. Ką? Ir aš niekaip negaliu, žinokit, atsidžiaugti tai savo podeliais, jie atrodo taip nuostabiai. Jūs tik pažiūrėkit. Ypač šitas man labai patinka. Na, žodžiu, gerai, dabar ne apie podelius. Matas jau turbūt baigė plauti. Jau baigi plauti? Ja, ich schau nach, was es noch gibt. Žvaigždę gali dar nuplauti. Ein Stern? Okay. Žvaigždutė mažesnė ir didesnė. Čia yra mažesnė žvaigždutė. Dar gali nuplauti. Ir kas dar? Dar šitą žvaigždę. Žiūrėk, ne, palauk. Angelą ir tą kitą žvaigždutę, kur kaip skrendanti atrodo. Ir mėnuliuką irgi. Das hab ich schon. Gerai. Ir mėnuliuką irgi, jeigu nori, gali nuplauti. Tai va. Auch das, okay, ich mach noch Engel und Mond. Gerai. Na ką, dabar jau pradėsim. Matas darys tešlą. Tai pirmiausia, ką reikia daryti, Matai? Das hier, da rein. Taip, reikia supilti miltus, cukrų. Dabar reikia įdėti kiaušinį, įmušti, pirmiausia įmušti čia. Ir paskui truputį daugiau. Šaunuolis. Dabar šitą išmesiu. O tu dėk tą į tešlą. Okay. Danach wasche ich kurz meine Hände. Taip. Taip, dabar sviestą supilam.
Visą gerai išlašinam. Ir dabar truputį vanilės. Atsarginės ne iš karto bėga, kai tu ją darai. Ich mach so. Šaunuolis. Jetzt. Va, gerai, užteks. Ir dabar reikia viską išmaišyti. Damit? Taip, maišysim tol, kol galima bus tešlą pradėti minkyti. Matas jau beveik baigė maišyti, tiksliau jau visai baigė maišyti ir dabar jisai pradės su rankom šią tešlą minkyti. Taip, surink visus mažesnius tešlos gabaliukus ir sujunk viską į vieną. Štai koks rezultatas, Matas jau išminkė. Matas minko tešlą. Okay. Dabar Matas, mes šiaip ne taip abu iš kočiom tą tešlą, jinai iš tikrųjų labai yra trapi ir aš nežinau, rum gausis. Tokį žmogelą, gerai. Yeah. Šaunuolis. Aha. Gerai. Ir dabar reikia kažkokiu būdu, palauk, su peiliu gal, su peiliu. Gerai. Wir brauchen irgendetwas. Nein. Das war knapp. Labai greit sulūžta, žinok, jie. Pažiūrėkit, vis dėlto gaunasi kažkas tai. Tikiuosi nebus per mažai tešlos. Šaunuolis, Matai. Štai pagaliau baigiame daryti mūsų sausainius. Matai, patenkintas tu? Kaip mums gavosi sausainiai? Patenkintas? Perfekt. Gerai. Bet gavosi tik tai tiek. Dabar dedu sausainius į orkaitę. Kokiai 10 minučių, man atrodo, ar 10-15 minučių reikia kepti šitos sausainius ant 180 laipsnių karščio arba ant 100. Tai aš darysiu čia ant 107 ir 10-15 minučios pakepsiu. Paskui leisiu jiems atvėsti ir padekoruosiu. Viskas. Sausainiai jau iškepė ir aš manau, kad jie tikrai puikiai iškepė. Dar aišku, aš jų neragavau. Štai kaip jie atrodo. Štai vieni truputį plonesni, kiti storesni, bet man atrodo, kad nieko tokio. Šitas sausainis irgi puikiausiai iškepė. Štai koks mūsų kalėdų senis. Tikrai labai gražiai gavosi. Ir šitie dideli sausainiai gražiai gavosi. O štai šio labai bijau, kad jisai nesuskiltų, bet jisai puikiausiai gavosi ir puikiausiai atrodo. Žodžiu, šviesa ne per geriausia, nes dabar yra vakaras. Bet aš vis tiek galvau, jums parodysiu kai ką. Aš dabar pakuoju dovanas. Šitos dvi bus mano draugo sesės sūnui. Ir jas rytoj mes dovanosim jam. O šita yra Matui paskutinė jo advento kalendoriaus dovana. Tai, žodžiu, aš galvau jums greitai parodysiu šitą dovanėlės, kaip aš jas supakavau, kad galbūt kitiems metams pasisemsite idėjų. Nes jau šiems metams, man atrodo, šiek tiek per vėlu, nors galima lygiai taip pat supakuoti ir kitoms progoms dovanėlės, kaip gimtadienį ar panašiai. Ir ką aš čia padariau, aš tiesiog uždėjau tokį kaspiną, žodžiu, užrišau čia ant kiekvienos dovanėlės ir nupiešiau po elniuką. Šitie ragai tokie įdomus gavosi, bet jie neturi būti tobuli. Man atrodo, kad netgi yra mieliau, kai tu kažkokią tai klaidelę padarai. Ir, žodžiu, čia užklijavau aš žaisliuką. Ir va, tai va priklijavau, jeigu matot iš šono, nežinau, matysit gerai, su karštais klijais, man nefokusuoja. Ir ką dabar darysiu ir su šitu elniuku. Šitam elniukui nupiešiau pati nosytę, nes jisai yra per mažas, kad klijuoti ten tą didelę nosį. O dabar paimsiu aš šį žaisliuką.
aš nuimu tiesiog va šį daikčiuką nuo jo ir ištraukiu, nu žodžiu, štai šį geležiuką patepu iš vidaus su karštais klijais ir užklijuoju ant šio žaisliuko. Jisai pats nesilaiko be tų geležiukų tokių, tai aš jį tiesiog užklijuoju ir paskui čia užtepu irgi karštais klijais. Ir va tai va priklijuosiu, nosytę tokią padarysiu. Tai va, tokios idėjos. O dabar einu baigti pakuoti dovanas ir eisiu tvarkytis. Labas rytas. Taigi darau tokį mini update'ą, dabar yra 7:30, o jūs jau pažiūrėkit. Matas, kiek jau visko yra padaręs. Čia jo. Aš šiaip ne tik prabudusi iš tikrųjų esu. Jisai gavo šią dovaną paskutinę savo advento dieną. Ir dabar tik tai atsikėlęs iš karto pradėjo jų dėlioti čia viską. Žodžiu, su tuo limonadu Matui reikia sujungti kažkaip laidelius, tos elektroninius. So, das habe ich auch schon erledigt. Danke, toll. Taigi eksperimentas vyksta toliau. Minus, kommt. Matai, tu jau Fertig. Ir įsijungs mūsų laikrodis, ar ne? Taip. Mums pavyks, kas šaunuolis. Echt, es ist gerade 12 Uhr. Ne, tau reikia nusistatyti laikrodį. Tim. Kiek minučių? Tim. Oder Film. Ką gavai? Parodyk. Kas yra? Rote Fußballschuhe, sogar in meiner Farbe. Aber doch, das ist Lego. Titanic. Taigi labas rytas, dabar yra 11:30 ir mes važiuojam pas mano tetą. Turėsim važiuoti kokias 2 valandas. Ir beje, šiandien jau yra 25 gruodžio, tai šiandien yra Kalėdos. Vakar labai linksmai praleidom laiką. Buvo atvažiavus mano draugo sesė su savo šeima, tai mes gaminom valgyt, kalbėjom, valgėm, vaikai žaidė, nu žodžiu, buvo tikrai labai fainai linksma. O šiandien atsikėlėm savo ryte, susiruošėm, Matas atidarė savo dovanas, iš karto puolė statyti savo Lego Titaniką, kurį gavo nuo Kalėdų senelio. Ir viskas. Ir aš pas savo tetą tikriausiai nieko nefilmuosiu, tiksliau netikriausiai, o tikrai nieko nefilmuosiu. Šiandien kaip ir nieko daugiau neveiksim, visą dieną praleisim pas mano tetą, tada pasimsim mano mamą iš jos, nes mano mama dabar pas ją yra svečiuose ir važiuosim vakare namo. Ir paskui prasidės mūsų tikros atostogos. Tai va dabar atsisveikinu ir sakau, susitiksime kitą kartą. Iki. Sveiki visi. Šiandien yra gruodžio 26 diena, antra Kalėdų diena. Kaip praėjo jūsų Kalėdos, pakomentuokit man. Aš savo Kalėdas praleidau tikrai puikiai, su savo šeima, galbūt ne visa šeima, bet mes važiavom su mano draugu ir Matu
pas mano tetą į kitą miestą, į kurį reikėjo mums važiuoti virš 2 valandų maždaug. Jinai gyvena prie Frankfurto netoli ir tenai mes pasėdėjom, pašnekėjom, pavalgėm, apsikeitėm dovanėlėm šiokiam tokiom. Ir Matas gavo nuo mano mamos štai tokią dovanėlę, kuri jau buvo, tiesą sakant, išpakuota, bet aš ją vėl supakavau. Ir tenai buvo įdėta štai tokia dėžutė, jau jinai yra praplėšta, nes vakar Matas ją praplėšė. Jūs tikriausiai visi žinote, kas čia per dėžutė. Ja būna visą laiką pridėta visokių saldainių, įvairiausių lietuviškų. Aš manau, kad jie yra visi lietuviški, kukurūzų traškučiai, tai tokie. Paskui tokių lipdukų su gyvūnėliais. Ir štai toks maišelis. Čia su šokoladukais, su grybuku ir su tokiais labai fainais sausainukais. Čia šitą mano mama pati supakavo. Na ir čia toliau įvairiausių saldainiukų. Vakar Matas beveik iš tikrųjų net nevalgė tų saldainių. Jisai taip atpakavo, pasižiūrėjo, kas tenai viduje yra. Ir dar nuo mamos gavo jisai kojinytės. Tokias mama gražiai supakavo, kalėdinės, tokias minkštutės. Ir štai tokius du, čia tokie namukai turėtų susistatyti. O iš mano tetos jisai gavo tokį 3D puzlę tokią. Štai Matas ją jau sustatė su savo draugu. Jis atrodo štai taip. Per kūčias buvo atvažiavę pas mus mano draugo šeima, tai mano draugo sesė su savo šeima. Ir atvežė Matai štai tokį kietą Lego rinkinuką, kurį jisai per kūčias ir sudėjo iš karto. Ir jūs pažiūrėkit, kaip fainai čia yra. Ir beje, aš dabar nežinau, pas mus man atrodo svetainė yra. Čia buvo prie jo toks kaip narvas stiklinis su tigru. Manau, kad Lego yra vienas iš vertingiausių galbūt žaislų aplamai, nes Lego kaladėlės jos iš tikrųjų labai yra patvarios. Ir vaikas sudėjęs, va tarkim, tokį lėktuvų gali visą laiką jį išardyti ir sudėti, ką jisai nori ir būti kūrybingas galbūt, savo kūrybą kažkaip tai lavinti. Ir Matas dievina Lego. Pas Matą kambarį dabar beveik nieko neliko, stalčiai visi sutvarkyti, labai daug dalykų yra išmesta ir pasiliko knygos, Lego ir keletą stalo žaidimų. Tai aš manau, kad taip ir turi būti pas vaiką kambarį, jau kuriam yra 9 metai. Ir aš labai turėsiu dabar atsargiai jam pirkti daiktus, nes aš nenoriu vėl taip apkrauti jo kambarį, ar kad jisai pats apsikrautų, nes aš tikrai labai ilgai užtrukau jį, kol jį sutvarkiau. Tai Lego yra visada labai geras dalykas. Tai va, tokios dovanėlės. Iš mūsų Matas gavo, tiesą sakant, tokį kaip audio knygą apie Titaniką galės klausyti. Paskui Titaniko Lego, iš Lego kaladėlių Titaniką, jis jau jį sustatęs, vakar iš karto jį sustatė su mano draugo būdu. Ir dar jisai gavo iš mūsų futbolo batus iš Nike, su kuriais jisai dabar su savo draugu išėjo jau lauką, nors laukia yra -1, bet jisai nepaleidžia tų batų ir jisai ištisai žaidžia su kamuoliu futbolą ir jisai dievina futbolą. Tai šitą dovaną jam labai patiko. Ir šiais metais mes jam, tiesą sakant, daug nieko nedovanojame, nes jisai turėjo labai tokį fainą ir gausų advento kalendorių, nors tame advento kalendoriuje buvo beveik visi daiktai tie, kuriuos jisai galėjo panaudoti, kai tokie daiktai kaip dantų šepetėlis, pieštukai, visokios vonios bombos ar vonios druska ir taip toliau. Ir aš kažkaip nusprendžiau jam mažiau dovanų dovanoti. Ir per gimtadienį, ir per kalėdas, ir per visas šventes, nes aš manau, kad vaikas paskui pradeda dovanų tiesiog nebevertinti. Ir sakau, pas Matą buvo tiek visko prisikaupę ir jisai su nieko beveik nebežaidė. Aš nemanau, kad vaikui reikia kiekvienais metais krūvas dovanų pridovanoti. O man šiandien yra, tiksliau ne šiandien, man jau yra kelios dienos turiu atostogas ir dar turėsiu iki 7 sausio dienos. Esu su pižama atostogų moduse, net nežinau kaip čia pavadinti. Ir tikriausiai nelabai gerai atrodo. Aš iš tikrųjų nelabai turiu ten kažkokių tai planų didžiulių, ką mes veiksime per tas atostogas.
Man tai patinka šitie saldainiai. Žiemos pasaka vadinasi ir čia yra paukščių pienas, man atrodo. Žinokit, čia tokių saldainių nėra. Vokietijoje yra žiauriai skanus šokoladas, skanus saldainiai. Ten visokie, aš tiesą sakant, labai retai jos valgau. Bet paukščių pieno čia tokio tikrai nėra. Paragaujame dar vieną šokoladuką iš Mato, nes Matas šiaip nevalgo labai daug tų visokių saldainių. Ir aš ir nenoriu, kad jis labai daug valgytų jų. Todėl tikrai nesupyks, jeigu aš čia biškį suvalgysiu iš jo. Dabar kaip tik prie kavos. O, kaip gražiai atrodo Rūtos saldainiukas, Rūtos šokoladukas. Tikrai skanu. Labai noriu šitus paragaut. Tai va, tokios dovanėlės. Ir tokie reikaliukai. Aš jau kaip vakar jums ir sakiau, kad pasitengsiu tikriausiai šiandien suredaguoti video, nes nieko kaip ir nesuplanavusi su ką veikti. Ir pažiūrėsim, galbūt netgi šiandien įkelsiu. Tai dar noriu pasakyti su praėjusiam šventėm, nes jūs taip ir nepasveikinau. Tai dabar sakau iki ir nepamirškit prenumeruoti mano kanalo. Aš labai tikėjausi, kad iki šių metų pabaigos surinksiu 1000 prenumeratorių, bet aš nemanau, kad man pavyks, nes nemanau, kad per keletą dienų įmanoma surinkti 100 prenumeratorių. Na, bet nieko tokio, aš tikrai labai džiaugiuosi tais prenumeratoriais, kuriuos aš jau turiu ir aš tikrai jūs labai vertinu ir labai džiaugiuosi, jeigu jūs žiūrite mano video, spaudžiate nykščius į viršų arba kažką pakomentuojate. Ir aš tikiuosi, kad jums šis video patiks. Ir nepamirškite visi prenumeruoti ir galbūt man pavyks bent pusę tiek surinkti, kiek aš norėjau prieš tai tų prenumeratorių. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Dabar sakau iki ir susitiksime kitame mano vloge. Ate.